Sveiki. Kadras iš kelto. Šiandien vlogas bus iš L3. Bandysiu parodyti viską, ką įmanoma. Pažiūrėsiu, ar įmanoma prifilmuoti, nes bus karšta žiauriai 3-5+, tai matysim. Tai jau esam Švedijos mieste Karlskrona. Iš ten plaukiam į Gdynę ir į Gdanską važiuom. Tai visą naktį važiuom 600 km plius minus iš Norgės į Švediją. Kelsimės į keltų ir viskas vyks Lenkijoje. Tai ką turim įdomaus, tai turim porą žiaurių žemų mašinų iš karto kelte. Tai yra Supra ir Nissan S15. Tai matysim, kaip jie čia įvažiuos. O ką, toliau žiūrėsim, updatinsim, kaip viskas vyks toliau. Neitukai, ką gali pasakyti mūsų žiūrovom kažką? Mes gerai sakėmės, mes varom į Lenkiją ir mes žiūrėsim mašinų, eisim laudytis ir... Gerai, va, kaip ir planas suplanuotas visas. Dar neparodžiau savo F-serijos E91. Tai va, vairiukas labai gerai tarnauja. Viskas pagal planą, tikėsiu nesulūšim. Va ir turim Supra su Nissanu, bet nesimato, aišku, dar. Tuoj gal parodysim iš šono. Bet tuoj atvarysim. Tuoj atvarysim, žiauriai žemos. Ten šaikas tens, bandys man atrodo leist, kad jūs leistų kitų kelių į keltą, kuo žemesnė mašinom, tik tai tas džipas tai neįtema ten kaip 2 mašinos. Na ką, liko 5 valandos iki Gdynios. Tai nenufilmavau, nes neišėjo kaip Nissanai važiavo su Supra. Bet turbūt gerai, nes sakė šaika normali net padeda lenteles. O dabar Denyje esam. O patekom į local car meetą. Tai turim iš karto aparatų. Du E91. Wow, ant worksų. Masė žmonių, policijos, visko. Simakas ant toriuko. Žmonių prisirinkę normaliai. Nice. Lenkijoje kultūra. Einam, pažiūrėsim vieną aparatą, kurį pamatėm. Noriu prieiti iš arčiau. Ui, koks seksy. Ką, kitas planas, šokam į mašiną, važiuojam, pasimsim iš centro apyrankės, kad šeštadienį renginį nereiktų mums laukti eiliai. Tai, kas anksčiau atvarė į Lenkiją, gali nuvažiuoti iki centriuko, yra adresas ir pasimti apyrankės į neįmo, tai iš karto viskas bus lengviau. Tai mytas biškiai chaotiškas, bet pamatėm porą mašinų. Nu kaip, ne porą, daug mašinų, visai smagiai. Tai va, lekim toliau. Atvarėm apyrankių, bet kad čia irgi trafikas maks. Aišku, su vaizdais. Nice. Žiauriai geras vaibas. Atvarai pasiėmė, žmonės pačilina. Tiek žmonių, kiek mašinų, pažiūrėkit. Wow.
koks mersas, ana. Pažiūrėkit, kaip padaryta figienai. Wow. Wow, vaibas tai belia koks. Iš karto į eilę laukiam apyrankių. Geriau tokiam line būt negu renginio dieną. Bet vaibas tai max. Žiūrėk, kad Domai matysi save vlogė. Su paspirtuku atlėkė iš Lietuvos. Ką gero. Nu va, gavom visi apyrankės, ne? Ir neitukas visi prašė. Taip tai turėjo neduot, bet sakė, duokit ir man, ne? Viskas, visi laimingi, ne? Ta prasme, Porsche'as ant Worksų. Dar tokio mečo nematęs visiškai. Wow! Jūs juokaujat. Radau geriausią Habriką E36. Wow! Wow! Mačiau tokius tik per video. Va taip va. Visiškai max, visiškai max. Pažiūrėkit, kaip suleidęs į kantuką. Arka tobula. Salonas. Wow. Čia tiek darbo pridėta, viskas persiūta, oras. Raidas dar. Kosmosas. Baltos galinės faros. Kemberio daug. Čia tiek veiksmų parkingi realiai, kad galima kameros net nepasidėt. Kosmosas. Kas bus renginį? Vakar gavom tik apie 5 eurų. Tikrai nemokėsim. Šiandien važiuom į antrą dieną. Tik tai nebūtų lenkai, kad parkingas parašytas 08, o yra A208. Ir yra 108. Supras kaip nori, tai pastačiau mašiną, uždėjau telefono numerį, niks neskambino, tai gal gerai pastatėm. Tai va biški su įvykiais, bet šiandien bus viskas gerai čia gal. O, mašina čia be tiketo stovi. Tai viskas tvarkoj. Nu ką, atvarėm su taksu prie arenos. Pasirūpinom skėčiais viskuo. Tai gal išgyvensim, nes plus 35. Tai pažiūrėsim, kas čia daras. Sakė, labai lengva eiti, kai turėjo apyrankės, tai turėtum tiesiai šviesiai įlėkti ir tada čekint mašinas. Tai ką, kol kas judam ir žiūrėsim, kaip seksis. Greitinėjom, ne? Iš karto. Suskiečiu. O, iš karto prasidės mašinytės. Labai gerai, kad labai lengva įeiti. Ką protingai darysim, pradžiai eisim į arenos pusę, kur pavėsis, o po to taip ir suksimės pabiškį. Bet jau turim vaizdo. Iš karto. Stancai. Jägermeister. Nice.
Uik, tu. Čia filmuot ir filmuot. Kokie ratai. Pažiūrėkit į tą kupą. Wow. Nu ką, Šaika, renginys baigėsi, mes buvom tik šeštadienį, šiandien sekmadienis. Ką parodžiau, aš manyčiau neperteikiau nei, nežinau, 3% gal net neperteikiau, kas ten buvo, nes ten kur eini, ten kosminės mašinos, superkarai, apskritai kosminiai bildai ir panašiai, įmečiau kažką, nes ten gali filmuoti, ten gali, nežinau, filmuoti 2 dienas viską ir vis tiek rasi ką pamatyti. Tai buvo žiauriai smagus vaibas. Koks didžiausias minusas, tai turbūt, kurio nepasirinksi, buvo oras 3-4, 3-5 plius. Ten jautėsi kaip plius kem turbūt. Visi kepė maksimaliai, ten pavėsiuose žmonės gyveno, o tai įsivaizduokit, kas ten šėrė. Irgi buvo driftas neįkėliau, nes iš toli ten nepersitiks. Tai drifto mašinas turbūt plus 50 buvo. Šiandien žinau, kad kas renginyje yra plus 40, man atrodo. Tai ten šiandien dar baisiau.
Tai, bet ką padarysi, geriau gal nei lietus. Apie patį Gdanską. Šita vieta pasirinkta pirmą kartą buvo. Man žiauriai nepatiko, nes gatvės tai žiauriai blogos, žiauriai blogos, duobė ant duobės. Tai realiai kas atvažiavo savo chodu su prodžikarais į renginį, tai turbūt tikrai ne vienas iššoko į duobę ar kažką tokio. Geriausia antralo, mano nuomonė. Dar apskritai ta visa kultūra, tapsme, atvažiuoja į vieną vietą, tarkim, pasimti į centrą tų apyrankių. Tai sukurta ta infrastruktūra, toks undergroundas, kaip iš realiai žaidimo, stovi mašinos, tos, nežinau, paruoštos, bildinės, tuningai. Tai toks kaip eini link to momento, tas visas vaibas labai gerai nuteikia, taip pačiai ir prie arenos. Viskas tvarkingai sustatyta, žmonės, kiek matėsi, tikrai gerbė tas mašinas. Nieko nečiupino, buvo tokių čiupintojų mačiau, bet tos jau super brangios, tai aptvertos, ten norėdamas nepačiupinsi. Ir apskritai viskas labai gerai sugalvota. Tai, sakau, šitą dalyką must do, jei esi mašinų, kaip sakant, mylėtojas. Nulėkit kitais metais, kas nebuvo, tikrai verta pamatyti. Ir ką, susitiksim toliau, kem 6 rinkime, o dabar palaikinam, pasubscribinam ir, sakau, susitiksim kitam video.